Tai gal gerai girdžius. Sužinosim. Aš manau, mes galim bandyti sugalvoti, kaip šitą pradėti, arba mes galim tiesiog pradėti šnekėti. Ir intro bus, kaip mes šnekam apie tai, kad mes nežinom, kaip reikia pradėti šnekėti. Ir tada mes tiesiog kažką pradėsim. Ir aš manau, kad čia jau prasidėjo intro. Liuks. Dabar galim jau šnekėti. Tai LRT, ne? LRT buvo, dar yra kol kas. Viskas. Klausimas, kiek ilgai? Momentas yra. Nu, gal kai šitas išeis, nebebus iš jūsų LRT kaip reiškinį. Gal bus skirtingai vadinsis. Gal Monika kaip tokį last hurra tiesiog likviduos. Čia būtų tam tikras play, tipo. Likviduoji LRT, padarai naują televiziją, ne LRT. Jo. Čia va idėja. Bet tada klausimas yra, kiek socdemai norėtų paremti tokį dalyką, tipo, iš valstybės. Tai kažką sugalvosim. Ar tipo kaip siena tiesiog iš projektų ir crowdfundingo? Aš manau, tipo, gal toks variantas gali egzistuoti blogiausiais atveju, bet, iš principo tai atrodo, kad dalykai gal nebus tiek blogai, nes greičiausiai nepraeis konstitucinę teismą vis tiek. Faktas, neįmanoma, manau. Jo. Yra ten konstitucija apie nacionalinį transliuotoją 100 aktų, tai... Tai kad ir nebūtų, aš nemanau, kad, tipo... Aš nemanau, kad tai praeitų anyway konstitucinį teismą. Jeigu nebūtų konstitucijai kažko, tai... Konstitucinis teismas neturi nieko dėt su tuo. Taip. Bet aš either way, aš nemanau, kad čia turi šansų praeit, bet tai tipo, vis tiek kaip precedentas nėra geras. Dabar pagalvoju, jeigu ir nebūtų, visiems galėtų konstitucinis teismas datempt, nes yra tasai straipsniuose, kad kiekvienas asmuo turi teisę į informaciją nesuvaržomą. Jo. Čia jau tada jau diskursas būtų didelis ir diskursas yra didelis. Kas yra gerai mum, dėl to, nes 338 komentarai ant posto, dauguma jų yra botai, bet jie vis tiek yra komentarai, kas yra. Ir dauguma jų atėjo per 2 valandas. Per 2 valandas visą. Bet dabar dar vis atsinaujina, nes man išmeta Facebookas, kad ten tipo, nauji 9 komentarai ant šito posto. Jo, ir taip kas valandą. Jo, bet patinka ten visi tie botai dažniausiai būna močiutės su Bet man įdomu, jis ten hijackina accountus ar ten kas yra? Dalis tikrai hijackinti, nes tada lengviau praeina pro Facebooko bot network, tą bot detectioną. Bet manau, gan didelė dalis irgi yra tiesiog sukurti vien tam. Jo, nes buvo tas vienas bičias, manau, keletą yra generuotų profile pikų. Tai tie va, tipo, aiškiai yra botai, bet keletą yra tiesiog, tipo, man rodos, tipo, paimta, bet tipo zocija. Ant kiek mane stebino modernių botų tas gebėjimas pagautą vatos šneką. Jo, ten labai... Tipo, pilnai su visais milijonų taškų, šauktukų, klaustukų, ne taip parašyti S ir Š, viskas su kirilicos rašyba, bet tipo lietuviškai. Tai visą tą šneką pagauta, tas leksikonas. Tai man įdomu, kiek turėjo feedint kažkokiam, tipo, tiesiog, tipo, posto po ten Žemaitaičio, tipo, comment sectioną tiesiog turėjo, tipo, masiškai feedint juos. Tai manau, average Eduardo Vaitkaus rinkėją pasodino, sumokėjo jam kokį pydisą, kad jisai tiesiog rašytų jam ir rama. Ja. Arba po bet kurio Laisvės partijos posto comment sectioną kopijavo. Ja, aš jau, tipo, vienas dalykas, kur nekalbėta tema apie LRT. LRT turi geriausius komentarus po Facebook'u, nes tenais iš tikrųjų, tipo, jie būna adekvatus. Bet koks kitas postas, tipo, yra neįmanoma. Tiesiog žiūrėti, jo Delfi. 15 min tu atsidarai ir komentarai yra awful. Aš, tipo, nežinau, tenais, tipo, jie yra visiškai awful komentarai. Jos neįmanoma net skaityti. Ir LRT vieninteliai, kur turi normalus, nes, tipo, būn Melen koks postas, tipo, būna postas tenais, tipo, būna postas apie šuniukus ir kažkas, tipo, sako, čia jau konservatoriai šuniukus sugalvojo, kad mes pirktumėm daugiau ten apykaklių. Ja, ten, kur, tipo,
konservatoriai sukėlė šilumas vasaros metu, kad mes daugiau investuotumėm į ledą. Tokie esu matęs. Ja, na ir taip visais tais komentarais, dėl to LRT reikia saugoti, nes jie yra vienintelis toksai tipo adekvačios Lietuvos komentarų sekcija. Yeah. Ja. Bet, ir mane juokina tasai tipo LRT šališki, todėl mes jiems atimam pinigus ir taip toliau. Nu, jeigu objektyvumas yra šališkas, tada taip, jie yra šališki. Ja, čia kur tipo, čia tas pats, kai buvo su X ir tipo Groko, kur pamatė, kad Grokas tiesiog yra tipo anti-Trump ir anti-Elon Musk. Jo, nes iš objektyvios pusės tokia yra adekvati reakcija. Čia realiai buvo, čia iš principo tas pats efektas, bet tada tipo irgi tai šališkumas yra keistas dalykas, nes ten, kai buvo surašyta, kokie politikai iš tikrųjų daugiausiai tenais rodos, nu ir viskas yra adekvatu, nu ir tiesiog toksai visai netikima nei vienos, nei kitos pusės ta maskuotė kažkokios lygybės. Stipriai. Žemaitaičio rinkėjams yra nesvarbu, ar jis yra šališkas, ar jis yra nešališkas. Kitai pusiai sako, kad tipo, čia yra nešališka, mes galim jums įrodyti. Nei vienai pusiai, tai tipo, čia video pusė supranta, kad čia nėra tipo, problema, bet vis tiek mes šitą pušinom. Tipo, visiškas postrūfas. Po mūsų to LRT postų gan daug buvo apie tai, kad vis dėlto LRT yra šališki, dėl to, nes jie neišklauso visų nuomonių. Ne tai, kad jie neseka objektyvumo, nu, ar kažkas tokio, net tai, kad jie nuomonių visų neišklauso. Jiems average socdemo ir Remygos rinkėjai, tokia yra problema. Ne tai, kad jie pagauna, kad objektyvi nuomonė, ta teisinga nuomonė yra konservatorių ar liberalų pozicija. Buvo ta statistika, kad tipo, daugiausiai žmonių pasirodžiusių per šiuos metus LRT buvo socdemai, kas makes sense. Jo, nes tipo, jiems buvo svarbiausia padengti valdančios koalicijos pozicijas. Nes LRT toks ir darbas. Ir tada, tipo, man tiesiog visiškas tipo farsas tiesiog atrodo. Aš kažkaip nelabai manau, kad net aš nelaikau net Žemaitaičio rinkėją tokį naivų, kad jisai laikytų tai, kad jie iš tikrųjų jis taip mano. Aš manau, kad jiem iš tikrųjų yra, nesvarbu visiškai. Jiems aš vėl sakau, čia yra nuomonės reikalas, nes jiems labiau yra tas identity politics svarbus, kad jiems būtų, ne tai, kad jiems neįdomu girdėti objektyvę tiesą, jiems įdomu girdėti tą tiesą, kuri yra atitinkanti jų mentalitetą. Ir todėl jiems svarbu, kad jie ne tai, kad išgirstų, kas yra teisinga ar kas yra gerai, ką LRT dažniausiai stengiasi ir padengti, kas yra objektyvų tiesa, o jie nori išgirsti nuomonės iš savos perspektyvos. Ir man kas man iš tikrųjų yra, per visus šios metus, man labiausiai, kas toksai tipo striking dalykas yra, man ne kiek tiek tie protestų dydžiai, bet kiek daug jų yra protestų, nes mes faktiškai dabar esam tokioje situacijoje, kur pastoviai vyksta kažkoks protestas, nes, būdavo, kad vykdavo protestai prieš tai, bet tai būdavo, tipo įvykis, kažkur vyksta protestas dabar, bet dabar nuo tada, kai išrinko, atrodo, kad protestas niekada nesibaigė. Ir tiesiog, tipo, yra labai liūdna matyti, kai turėjom šalį, kur iš tikro klausimai vyksta ir dabar visi klausimai yra išaldyti, dėl to, nes mes pirmą turime išspręsti klausimą pačios valstybės funkcionavimo, kuris neegzistavo prieš tai. Taip, prieš tai buvo klausimai, kaip mums pagerint kažką, kaip mums saugesniems būti, kaip mums gerint tvarą, taip toliau. Dabar klausimai yra, kas yra Lietuva ir kodėl ji turėtų iš vis egzistuoti. Bet iš principo dar čia reikia mestelti akmenį į tas jau įsigalėjusias partijas, kiek jie negali pasiūlyti, sakykime, tos politikos, tos realios politikos, Tiesa. Kiek rinkėjam, tipo,
Nes iš principo, nėra niekas labai siūloma, yra siūloma. Man pats blogiausias siūlymas, aš manau, kad, bet čia man visuose rinkimuose, aš žiauriai nemėgstu to siūlymo, to tipo, tai palaikysim tvarką, žinai, palaikysim, kad viskas būtų taip pat. Ir, iš principo, aš nejaučiau iš nei vienos partijos tokio siūlymo, net iš tų, sakykime, partijų, kur mes tikimės, kad turės kažkokį, tipo, naują pasiūlymą. Not really, tipo, tiesiog turim pasiūlymą, davai palaikom dalykus kaip yra ir dalykai yra gerai, kaip jie yra, bet, aš kažkaip tikiuosi, tipo, politikos, aš tikiuosi kažko naujo, aš tikiuosi spręsti klausimus, o ne palaikyti tai, kas yra. Ir aš manau, kad ir dėl to jų kaltė yra tame, kad turim Žemaitaitį ir nesiūloma niekas ir tada žmonės tiesiog eina ir ieško kažko, kas galės kažką pasiūlyti, ne politikos atžvilgių, o tada jau žmonės ieško tiesiog, to bendro gyvenimiško kontento kažkokio. Kontento, tokie dalykai, kuriems tiesiog atrodo, gal veiks, gal neveiks. Kodėl, sakyčiau, net Vaitkus per prezidento rinkimus tiek daug surinko 7% su biškiu. Dėl to, nes jis, kad ir blogus, bet jis jiems pokyčių siūlė. Jis siūlė kažką inovatyvaus, įvesti litą vėl. Iš principo, nors ten tipo visiškas absurdas siūlomas, kažkas yra siūlomas. Kažkas įdomaus. Ir nebėra tas pats ciklas, kuriame jau pastrigau kokius 10-20 metų esam. Ir, kur apie tos pačius PVM'us pykstamės tiesiog. Tipo, klausimai, pensijos ir panašiai, ir ten, ir iš principo, man nepatinka visą laiką tas, taip, būna argumentų ratas, tai šito klausimo, tai klausimai yra tokie, dėl to, nes ten jaunimas neateina balsuoti, bet jaunimas neateina balsuoti, tai mes nedarysim daug klausimų. Ką išspręstų būtų 16? Bet tas prisidėtų tikrai prie to sprendimo, bet man rodos, kad esmė yra tas, kad ne taip dalykai turėtų vykti. Siūlymai turėtų vykti nepaisant to fakto, ar yra jaunimas balsuoja už jūs ar nebalsuoja už jūs. Tada tiesiog yra visiškai pamiršta ta misija, apie ką tai yra. Ir nes man politika yra apie siūlymus, kažkokius siūlymus ateitį, siūlyti žmonėm ateitį. Ir nepaisant to fakto, ar jie balsuos už tave ar ne, tu vis tiek jiem kažką siūlai. Tiesa, bet šiomis dienomis, kad ir kiek tai būtų paradoksalu ir oksimoroniška, politika nebėra pilietiškumo ženklas, politika yra profesija, politika yra verslas. Ir dėja. Ir kad ir kiek tai būtų graudu, jų tikslas nebėra, daugumos politikų tikslas nebėra siūlyti kažką ateičiai, kas gerintų gyvenimą. Jų tikslas yra sukurti kažkokį trumpalaikį sprendimą, kuris pavirstų į ilgalaikę problemą, kas sukeltų dar didesnį reikalą jiems būti vėl išrinktiems. Man iš principo nėra labai didelė problema, kad tai yra profesija. Tai gali būti profesija, bet tu darbą turi savo atlikti gerai, nes mes iš principo net dabar, ką mes turim valdžioje, tai net tipo basiškas administraciniai reikalai yra neveikiantis. Jie tiesiog neveikia. O tai galvotum, kad jeigu tu bent ateini į karjerą, tai tu atliksi bent savo darbą gerai. Bet dalykai stringa nuo mažiausių lygių. Vėl čia dalinai, aš sakyčiau, su to profesijos problema, nes visa biurokratinė sistema, visas biurokratinis pagrindas politiko, Seimo nario, tarybos nario, bet ko, yra sukonstruotas ant fakto, kad politikas turėtų būti tiesiog pilietiškumo pavyzdys. Ir todėl, pavyzdžiui, nėra privalomo lankomumo Seime, nėra bazinis atlyginimas sąlyginai, vidutiniškai, vidutinis tiesiog. Visas biurokratinis pamatas yra sukurtas aplink faktą, kad žmogus, kuris pasirenka prisijungti prie viso šito pasaulio, yra sutvertas tam, kad jisai siektų kažką dėl ateities, dėl pokyčių. Bet man iškart čia ir iškilo problema, kai tu kalbėjai, kad Seimo narys ar tarybos narys, bet tarybos narys nėra Seimo narys ir tai visai yra skirtingas lygmuo, nes savivaldybės darbas yra faktiškai administracinis. Tame nėra tiek politikos ir aš manau, kad tai yra
Ir viskas su to yra gerai. Nes tai iš principo, jis yra administracinis darbas, tu nesiūlai. Tu siūlai žmonėm geresnį administravimą. Nesiūlai žmonėm naujos politikos ir aš manau, kad tai yra ok, bet Seimo narys tai yra ne tas pats kaip tarybos narys ir aš manau, kad čia yra dalis šaknie, nes, taip, savivaldybės yra masiškai depolitizuotas ir tas turi savo pliusus ir minusus, bet kai ta depolitizacija pasiekia Seimo lygmenį, tai yra kažkas... Bet čia vėl tokia sąmokslo teorija išreikščiau. Čia socdemų long game'as, man rods. Nes kas yra socdemų partija šiomis dienomis? Merų sandoris. Tai jų yra tiesiog monopolis ant merų sujungtas į vieną partiją. Ir nesakysiu, kad savivaldybių depolitizacija buvo socdemų long game'as ar kažkas tokio, bet matomai socdemų esama strategija yra paversti Seimą į tarybą. Bet jiem dabar tai gali atsikast, jiem gali tai visai blogai baigtis, nes dabar paprasčiausiai jiem labai didelis klausimas bus savivaldybės rinkimai, nors kiek rodo apklausos ir, aišku, kiek tu gali tikėti apklausomis, bet nėra kardinalus pokytis daugumos rinkėjų atžvilgių, kaip jie balsuotų. Ir ypač, man atrodo, savivaldybės lygmenį. Ir jie toliau balsuos tikriausiai socdemais ar laisvais. Ir taip gautus, kad iš esmės, taip, yra pyktis, bet aš manau, kad labai daug to pykčio yra kažkodėl labai dažnai nuplaunama nuo socialdemokratų, kiek jie tai aktyvuoja tai, kas vyksta su Žemaitaičiu, nes, man tiesiog paprasčiausiai yra absurdas, man visiškai yra nesuvokiama, kaip gali europinė partija, turinti ilgą istoriją, tiesiog visiškai nusiplauti nuo visko. Ir iš principo tai yra ok, ir iš principo tai nekeičia net jų įvaizdžio. Nes čia ne dėl to, kad žiūrint iš paprasto pilietiško žmogaus perspektyvos, tai būtų tragedija, ne? Iš mūsų, sakykime, perspektyvos. Čia yra katastrofa totali, kaip partija gali taip elgtis. Bet iš įprasto socdemo rinkėjo pozicijos visa šita yra ok. Jiems visas tai yra priimtina. Bet aš manau, net ir mums tai yra tam tikrą prasme yra per daug priimtina, negu turėtų būti, net, sakykime, iš pilietiškos perspektyvos, dėl to, nes man rodos, kad tame problema... Kas mėnesinis protestas. Ne, bet man problema, kur aš manau, kad mums turėtų labiau tai rūpėti, dėl to, nes mums tai nešokiravo. Man atrodo, mums tai nešokiravo ir tai rodė, kad iš principo niekas nepasikeitė, tada reiškia, tai kur tada visa tai buvo prieš tai? Nes tada, jeigu mes niekaip kitaip nereagavom, nes čia socdemai taip daro. Okay. Taip, nes jie visada taip darė. Dalinai socdemų kaltė dėl 2009-2020 krizės buvo, nes jie jau taip darė tada. Bet tai buvo visai kitas, man tai vis tiek yra kitas kažkoks lygmenys. Tai yra... Ok, jie tada nebuvo kartu su valstybininkais. Ja, bet jie... Buvo kaukė bent. Nebuvo naglumo neturėti kaukės. Dabar jau tiek yra naglumas, kad net kaukės nebeužsidedama. Taip, nes kaukė buvo reikalinga, kai nebuvo tokių naujų politinių jėgų, kaip Nemuno aušra, kai pagrindinės politinės jėgos ir dauguma politiškai aktyvių asmenų buvo tas vidutiniškai politiškas asmuo, kartais renkantis konservatorius, bet dažniausiai sakantis, kad Landsbergių klanas yra blogis ir kartais pasirenkantis už žaliuosius prabalsuoti, ne? Tais laikais ta kaukė buvo privaloma, kad išgyventų į sferai. Šiomis dienomis, kai yra tas naujosios kartos politikos flangas su Nemuno aušra, tos kraštutinės dešinės, kraštutinųjų tiesiog flangas visas, ta kaukė jiems dar labiau trukdytų, nes tada juos galėtų tie radikalai priartinti prie tos klasikinės politikos, kurį juos nuskriaudė kabutėse,
kai nėra tos kaukės, jie gali pagalvoti, šitie mano žmonės. Ja. Na ir čia visam tam reikale aš labai dažnai galvoju ir apie tas kitas partijas, kuriuose čia visam tam visoje toj sriuboj verda. Ir keista yra valstiečiai, nes valstiečiai dabar tiesiog visiškai pasyvus šito klausimo, nei jie kažkaip labai stipriai veikia viešoje erdvėje, nei jie kažkokių čia labai didelių išsišokimų turi ir tiesiog atrodo, kad jie raidina tą wave, kuris visą bangą, su kuria dalykai vyksta ir jie tiesiog toliau varo ir neima šitų dalykų per daug iširdį. Kažkaip iš viso to jie vis tiek išlaiko geriausią įvaizdą, kaip taip absurdiškai gali atrodyti, nes mes vis tiek kalbame apie valstiečius, kurie, aš manau, ideologiškai, faktiškai yra beveik identiški Nemuno aušrai, tik tais gal neturi tiek drąsos ir naglumo tiesiogiai taip pulti valstybę. Jie vis dar yra tos klasikinės politikos atšaka. Jie gimė to laiko, kai jie negalėjo būti tiesiog. Bet aš manau, kad ideologiškai jie yra faktiškai identiški Nemuno aušrai ir jie faktas. Nieko nesiūlo ką geriau negu Nemuno aušra. Jų visi politiniai klausimai yra praktiškai tie patys. Ir tada įdomus jų tas žaidimas. Jis yra geras žaidimas jiems. Tik tais aš nežinau, kaip taip atsilieps jiem rinkimuose, nes jų rinkėjas, tas protesto elektoratas, jisai mėgsta iš principo tos iššokimus, jiem reikia to dėmesio. Tai aš spėjau, kad čia žaidimas, kurį jie žaidžia, jie įsivaizduoja, kad rinkėjai bus pavargę nuo viso šitos intensyvumo ir norės kažko ramaus. Faktiškai tas pats žaidimas, kurį žaidė demokratai po pirmo Trumpo kadencijos su Joe Bidenu, nes Joe Bidenas labai visiems ramu, niekam per daug nekimba į akį, norim kažko, bet nenorim per daug. Ir aš matyt, jie bando tokį žaidimą žaisti, įdomu, kaip žaidžia demokratai, nes jie čia tikėjos, kad bus daugiau, bet kažkaip ta centrinė dešinė jų nelabai priima. Ir jie nelabai gauna čia nieko, kiek rodo bendrai jų požiūris į juos viešai, vis tiek jie yra tikrai atitolę nuo viso to reikalo ir nelabai prisileidžiami, tiek apklausose jie nėra ypatingai iškilę po viso to reikalo, tai labai įdomu, kaip jie toliau žais, nes jie jau buvo tokioj aukštumoj faktiškai, tik pasitraukus iš koalicijos, kur atrodė, kad jau tikrai jie čia varys iki galo, bet judesi daugiau nėra. Tai be abejo vis turim konservatoriai ramiai žaidžia, jiems sąlygos yra geros. Politinė prasme, jiem yra lengvi taikiniai, taiklus taikiniai, Kasčiūnas keliauja po Lietuvą, nežinau, kaip tai atsilieps rinkimuose, matysim savivaldybėse, bet... Jaunimo tarpe Kasčiūnas tikrai yra mylimas kaip persona. Jis yra priimtinas, jis labai priimtinas yra iš principo, man rodos, labai daug demografijų, dėl to, nes jis yra... jis toks nekimba, taip, kaip kibo kiti konservatoriai. Aš tiksliai nežinau, kodėl taip yra. Greičiausiai tai susijęs su tuo, kad žmonės nelabai jį laiko tokiu, kaip būtų keista, jis yra pirmininkas, jį nelaiko gal tokiu visiškų instituciškų konservatoriumi. Gal jo praeitis prie to prisideda, bet, praeitis, aš manau, kad praeitis prisideda ir dar iš kitos pusės, kad jis iš principo taip žmonės jį pamatė viešoje erdvėje kaip konservatorių tik prie tos kadencijos pabaigoje, kai jis atėjo į krašto apsaugos ministeriją. Dar čia lyginant su praeitim, žiūrint į vidutinį average tą konservatorių rinkėją, yra dviejų tipų. Yra tie,
kraštutiniai radikalai, kurie nori apsimesti, kad jie nėra kraštutiniai radikalai. Jie yra yra racionalūs, aukštai gavę žmonės, kurie nenori būti pilnai liberalais. Tos dvi pagrindinės grupės. Ir žydai. Bet... Pats šnekė. Taip. Bet iš tų dviejų grupių tam aukštą išsilavinimą gavusiam žmogui Kasčiūnas neatrodo labai jau blogas variantas su savo retorika ir siūlymais. Gan padoriai šneka, racionalų siūlymai ir taip toliau. O tam kitam kraštutiniam dešiniajam, kuris nori dar apsimesti adekvačiu asmeniu, Šimonytė nepatiko, nes moteris. Tai iš tos pusės Kasčiūnas, kaip tasai Sigma Kasčiūnas nomimas, visiems labai neša tokį stabilų vaibą. Bet aš manau, kad Kasčiūno vienas elementas, kuris vienas yra svarbiausia, tai yra Sigma Kasčiūnas. Nes aš manau, kad jeigu tu gali žmogui duoti tokį veikėją, tai žmonėms tai žiauriai gerai perkasi. Tiesa, identiteto politika šituo atveju eina nuostabiai. Nors mano nuomonė, aš manau, Sigma Šimonytė tikrai yra faktas, bet aš nemanau, kad jisai taip selina. Aš nemanau, kad jis taip selina. Ir jie nelinino į tą faktą. Kasčiūnas tikrai bando dar labiau įlysti tą vaidmenį karts nuo karto, tiesiog dėl prikolo ir dėl to, kad veikia. Šimonytė turėtų visą laiką tų tokių gal aštresnių pasisakymų, turėjo tenais to sarkazmo, bet niekad neįsižaidė į tą veikėją ir aš manau, kad Kasčiūnas įsižaidžia į tą veikėją, bet jis taip nedaro, kad per daug agresyviai. Bet ir iš tos pusės tai veikia, ypač jaunimo tarpe tas vaidmo veikia tarp paprastų dar politiškai neaktyvių asmenų, tai tiesiog jiems juokinga ir faina, arba jie ant Sigma grindseto ir jiems tai atrodo pasiektina, ne? Tarp labiau politiškai aktyvių. JKL jau pilną kultą apie jį sustatė, yra tipo propaganda Discordo serveriuose, kas antro paklausė, kas bus kitas prezidentas, jie atsakys Kasčiūnas, ten jau pilnas kultas aplink jį yra pastatytas. Nesmėjant JKL, jeigu ką čia. Bet jis dirba ir matysim rezultatus, aš manau, svarbiausias valdybės rinkimas, nes jo visa ta kampanija, nuo tada, kai jis pirmininkas, tai važiuoti pas valdybės, tai matysim, kas iš to bus. Kalbant apie kitus, liberalai man yra visai įdomios pozicijos, nes jie yra tikrai buvo skaitami kaip su demokratais, jie buvo lygiai, tai atrodė, kad jie bus tie, kurie tikrai viską suvalgys. Ir dalinai suvalgė, suvalgė visą Laisvės partiją. Dabar Laisvės partijas bus išgyvenimo momentas valdybės rinkimai. Čia jiems yra visiškai gyvenimo linija, jeigu jie... Aišku, jie tikriausiai su Vilnium laisvai prastums. Bet jiem Vilniui reikia labai gerai pastumti. Jie negali Vilnių neprasistumti. Jiem reikia išlaikyti tas vietas, kurie jau turėjo Vilniaus rajonas, jiem irgi dar turi būti pasilaikymo tiek, kiek jie jo turėjo. Jie turi kažkaip sugalvoti, kaip atsirast, aš manau, kad Kaune. Su Vičiūnų grupė ten biškai sunkiau. Bet jie neturi kitur kur eiti, nes jiems reikia didžiųjų miestų, tai jie turi žaisti didžiosiuose miestuose. Gal paeitų jiems prasisukt kokiuose Šiauliuose? Aš netikiu. Šiauliai yra raudonas miestas, aš manau, kad tenais ir jisai, man rodos, kad liks raudonas miestas, bet Šiauliuose jie savivaldybė, jie net neturi variantų dėl to, nes tai yra Visocko karalystė ir manau, kad Visockas karalius Saulė ten amžinai laikysis, bet jie ten turi šansą kaip stabilio opozicija, ypač su Zakiru, kaip tokiu bastiono opozicijos vos ne. Bet aš manau, kad jis yra bastionas opozicijos ne dėl to, kad jis yra pats bastionas, o dėl to, nes tiesiog variantų kitų nėra. Ir aš nemanau, kad ten jie turi pakankamai stiprią bazę. Aš nemanau, kad jie turi rinkėją Šiauliuose. Vien dėl paprasčiausios priežasties. Šiauliai neturi balsuojančio jaunimo. Tai Šiauliuose vienintelis jaunimas yra gimnazistai, taip yra šiek tiek studentų kolegijose. Ir tai iš gimnazistų LMS-as. Taip. Ir kolegijose, ir
ir Šiaulių akademijoje, bet tas skaičius nėra didelis. Taip, ypač kai Šiaulių akademija yra 90% užsieniečiai. Ir daugumą jų net balsuoti teisės neturi. Taip pat ir kolegijose. Nors priklauso, kiek tu priklauso šiaip su tais užsieniečiais, nes kai kurie gal pakankamai ilgai gyvena, kad galėtų jau turėti balsą teisę. Bet dažniausiai, jeigu studentas, tai jisai čia ir atskrenda tiesiai į studijas, tai jisai dažniausiai negyvena čia ilgai. Nu, jau būtų, aš manau, kad tai bus faktorius už 10-mečio gero. Dabar tai dar nėra faktorius. Bet tai yra faktorius, apie kurį reiks galvoti. Ir reikia dabar jau galvoti. Apie tai skaičiuotis, nes nuolatinį gyventojų statusą įgavęs žmogus turi teisę balsuoti savo savivaldybei. Nebent mes imsim per artimus metus Estijos keliu ir uždrausim tokius dalykus, kas įmanoma su esamo užsienio konfliktų situacijom. Nu, bet dabar kaip ir, bet dabar ir vėl tokie klausimai iš viso yra užšaldyti, nes tiesiog mes negalim net tokių dalykų baziškai spręsti, kurie yra tikrai labai daug svarbių ir klausimų. Mes vis dar pastrigę esame, ar šalis funkcionuoja. Jo, mes pirmą sugriaukim valstybę ir tada gal kažką statysim. Nes situacija labai daug čia yra žiūri blogai. Čia nesenai teko viešėtis poliklinikoje ir buvau su žmogumi ir buvo negyvybinės grėsmės atvejais, bet buvo, kad reikia greitos pagalbos ir turėjom nueiti pas vieną žmogų, kuris nuvedė pas kitą žmogų, kuris nuvedė į kambarį, kur mumis nuvedė kitas žmogus pas kitą žmogų, kur tenai sakė ar galit palaukti visą dieną, sakėm, negalim palaukti visą dieną. Tada pasakė, gerai, bandysim kažkaip prastumti, nueina iki kito kambario ir tenais kažkaip išeina vis dėl to, kad susiūtų žaizdą. Tai čia žanro klasika Lietuvos medicinai. Čia nemanau, kad su šią kadenciją atėjo, čia buvo nuo 20-ų. Ir tas yra faktas, kad mes net negalim tokių dalykų pradėti spręsti, dėl to, nes mes pirmiausia sėdim ties klausimais, kurie yra tiesiog jau sukurti ir atsiradę tik tais dabar ir iš krūmų. Kam mums rūpintis, ar veikia mūsų pagrindinės valstybinės sistemos, kai mes galim rūpintis, ar LRT ne per daug objektyviai šneka. Kai mes galim rūpintis, ar tie gėjai ne per daug įsidrasinę. Bet net nekalbant apie tą faktą, kas švietime yra, kai sritis faktiškai visiškai palaidota, bet man labai įdomus dalykai vyksta su švietimu, kad atrodo, kad jau yra dalykai tiek blogai, kad dabar mes tiesiog metam ir sieną ir žiūrim, kas lips. Čia 10 taškų pridedam, padarom, kad nereikėtų net 10 taškų, gal čia duosim tos vadovėlius. Kad su tokiam kritiškai svarbiom įstaigom ir sistemom kaip švietimas, medicina, taip toliau, tokiem dalykam turėtų būti mano idealiam scenarijui turėtų būti dalykai. Kažkaip reglamentuoti privalomą testinumą visiems sprendimam, bent 5-10 metų, nes kol kas faktas yra, mes kasmet keičiam viską. Man čia buvo įdomus momentas, nes aš prisimenu, Žemaitaitis rinkimų metu čia vienas iš šio top klausimų buvo švietimas. Jo, kad vadovėlių neturim, dalykai yra blogai, reformų po reformų. Aš tik noriu pasakyti, Žemaitaičio vaikai eina į privačią mokyklą turtuoliams ir toks dalykas kaip vadovėlių neturėjimas jam yra toliausiai nuo aktualumo šiai žemėj. Ja. Ir jis visiškai tas klausimas yra dingęs. To klausimo nebėra pas jį, tai nėra jo kortose, jis to nebežaidžia šito fakto. Jis, kol jis yra valdžioje, tai jis tą pačią momentą, kai buvo laimėti rinkimai, šitas klausimas buvo įkištas į bagažą ir pamirštas ir net
kuomet vyko didžiausi įsišokimai dėl švietimo, Žemaitaitis net nė žodžio neleptelėjo apie tą visą situaciją. Jam neįdomu. Čia buvo tiesiog dar vienas būdas pritraukti tėvelius, kurie buvo ant radikalaus ribos, kad būtų faina. Ir iš principo net negali, sakykim, tos tėvelius yra suprantama į situaciją, nes ant kiek dalykai yra blogai su tuo, kas vyksta, su tokiom švietimu kaip švietimu. Dar baigti savo tą dviejų idėją. Pirmas, kad tas tęstinumas, kad iš tikrųjų viskas būtų protestuota pakankamai ilgai, kad sužinot, ar veikia. Antra, bet ką iš tų reiktų keisti aukščiausiojo teismo sprendimu, nes tik tada atimama galia nuo politiko keisti viską, kas 4 metelius, kad ir mažiau, ir suteikima dalinai galia tiesiai žmonėms, nes pakankamai skundų teismuose viskas nueina tiesiai aukščiausiai ir gan lengvai viskas išsprendžia, manau. Čia jau tada būtų šiek tiek panašus atvejis, jų sistema panašesnė į, sakykime, JAV politinę sistemą su Supreme Courtu ir panašiai. Kiek tų rulingų išeina. Bet su tokiam kritiškai svarbiam sistemom kaip švietimas, medicina, manau, tas reikalautų to tokio arbitoriaus vaidmenio politikai, nes ką matom šiom dienom, tai yra graudu. Jo. Ir aš norėjau nueiti šiek tiek, aš pastebėjau, kad dalykai šiek tiek apsisuko, nes aš manau, kuomet vasarą dalykai pradėjo atrodyti biškai geriau Lietuvoje, kaip ir Žemaitaitis jau buvo, jau keletą žmonių net nurašė visai Žemaitaitį, kaip net nebe faktorių, nes buvo pastraukęs iš vaizdo, kaip ir kiek buvo problemų jam su nekilnojamo turto mokesčiu, kiek jisai prarado ir tuomet kaip tik aš prisimenu, kad Jungtinėse Amerikos valstijose kaip tik buvo dalykai negerai. Pas mus dalykai buvo gerai, dalykai ten buvo negerai ir buvo labai daug pesimizmo ir absoliučio pesimizmo ties visoms sritim ir dabar atsirado čia buvo pagrinda artėjant rinkimams. Ir va dabar dalykai apsisuko visai kardinaliai. Nesakyčiau, kad situacija pas jūs dabar yra gera. Bet dalykai yra žymiai pasikeitę. Aš manau, kad labai daug optimizmo atsirado, ypač kai dabar vyksta labai daug tų specialiųjų rinkimų, kur demokratai mato nežmogiškus pokyčius. Daugumą einant ant to cost of living ir visokiausių kitų klausimų, taip, labiausiai famous atvejais tikrai čia būtų Mandane, New York'e, bet kitur dabar kaip tik, jeigu neklystu, bandau prisiminti dabar tiksliai valstiją. Aš gal net paguglinsiu, iš tikrųjų dabar nes aš bijau dabar sumaišyti tiksliai, kuri valstijoje tai buvo, bet dabar kaip tik matome, kad 20, faktiškai vieta, kuri buvo plus 20 ant Trumpo rinkimuose, per 6 taškus, man rodos, tik tais laimėjo vietą į senatą respublikonas, kur beveik buvo net skaičiuojama, kad buvo 20% šansas, kad laimės demokratija kandidatė, kuri ėjo taip pat ant to cost of living platformos. Ir bendrai matome, kad tikrai yra ta vadinama blue wave, kiek daug backlash'o pareina respublikonam. Tiesa, bet tas cost of living jiems yra šiaip geras manevras, nes tiesą sakant, jų pastarasis 10-metis ar 2, jų visas selling pointas buvo identiteto politika su mažumom. Ir tas kartais suveikia su Obama specifiškai, bet problema yra, kad tom pačiam mažumom aktualesni klausimai dažniau būna tokie tiesiog administraciniai, kaip cost of living ir taip toliau. Jiems su to identity politics labai ne kažką atsiliepia, aš manau, dėl to, nes jie
iš tikrųjų nevarė, tai nebuvo apie tuos klausimus, kurie buvo svarbu. Šiek tiek buvo apie tuos klausimus, aš manau, kad keletą iš tų klausimų, kurie buvo, sakykime, apie tai buvo išspręsti, bet labai daug to virto tokiu pertekliniu ir nelabai aiškiu visokiausių messagingų, kur viskas buvo peranalizuota. Man siaubingiausias to pavyzdys, matyt, buvo Kamala, kaip pasakė, amen, kai tai buvo, ne Kamala pasakė, man atrodo, čia Kamalos rinkimo tiesiog metu buvo tas amen and a woman. Nu, čia yra antiek perteklinis kažkoks vaidinimas, kuris jisai niekur neveda, bet jisai labai šaržuoja, jis labai tiesiog kelia pykčio ir tai tiesiog neveikia, tai neparsidavė ir aš manau, kad čia buvo visiškas tiesiog feilas. Nes jų tas bandymas taikytis į identity politics, mes dabar bandysim taikytis į black community, sakykime, ne? Black community pagrindiniai klausimai yra administraciniai, 90% jų. Jų negebėjimas susitvarkyti su bloga law enforcement sistema, čia yra administracinis klausimas, ne identity politics klausimas. Jų blogas fundingas pagrindę black communities irgi administracinis. Jų visi klausimai pagrindę buvo administraciniai, ne identitetiniai ir tas bandymas pritaikyti jiems tiesiog neveikia su ypač, sakykime, lytinėmis mažumomis ir seksualinėmis mažumomis irgi nelabai veikia dėl to, nes jų pagrindiniai klausimai buvo labiau leftistiniai, kurie iš vis tiesiog nėra demokratų partijos klausimai. Bet tai net klausimai, kaip jos buvo žiūrima, buvo irgi labai keista, nes, tai buvo dar visiškas tas nenorėjimas varyti visą kelią, bet tada vis tiek įėjimas to sunkiuoju keliu, kur net nelabai aišku, kur mes norim nueiti su tuo, nes nėra siūloma, sakykime, kažkoks lengvesnis priėjimas prie, pavyzdžiui, tenais įstaigų, kur galėtum tenais įvykdyti, pavyzdžiui, savo lyties keitimo operacijas, arba tenais kažkaip priėjimų prie visokiausių kitų svarbių psichinės pagalbos lytiniam ir seksualiniam mažumom. Tai buvo visiškai toksai apie klausimus, kuriuos diktavo vis tiek respublikonai. Taip. Šnekam apie mokyklų tualetus ir sportą. Taip, kas turėtų būti klausimai n-toji eilėj po pirminių, kurie yra, kaip aš turėčiau gyventi, sakykime, kai hipotetinis trans žmogus. Kaip man iš vis pasiekti stadiją, kur aš noriu gyventi. Jo, nes tai yra visiškai pro kitą galą sprendžiami dalykai, nes jeigu tu net negali baziškai gauti, nes tie žmonės yra aukščiausiai savižudybės statistikoje Amerikoje ir sprendžiami klausimai apie tai, kokius sportus jie turėtų ar negalėtų dalyvauti tenais olimpinėse žaidynėse, kas yra visai ne apie tai, kuo jie gyvena. Ir tada pasižiūrėjau Tenesio valstijoje, kur buvo plus 22 už Trumpą. Laimėjo respublikonas su labai itin maža persvara. Ir tai yra faktiškai visur aplinkui, pro visą Ameriką tai yra aiškus signalai ir jau keletas įgių mes tai matėm, kad Trumpas dabar iš tikrųjų net yra savo reitingų žemumoj, tik tai žemiau pastarosius 80 metų, jeigu neklystu, buvo Nixonas, o Nixoną iš viso išmetė iš prezidento kėdės. Jeigu neklystu, dabar jis turėtų, Trumpas yra minus 22, Nixonas buvo minus Trump 6. Čia nėra net toks kardinalus skirtumas. Jo, čia 10 taškų nieko. Ir labai daug kas sako, tai dalykai gali pasikeisti iki ten, sakykime, tų midtermų. Bet problema yra tokia, kad visi pavyzdžiai, kur mes matėme, niekad nepagerėja prezidento reitingas iki midtermų, jeigu jis jau yra žemumoj. Taip nevyksta tokie reikalai.
Tai kažkas turėtų antiek kardinalaus įvykti ir matosi, kad Trumpas yra iš tikrųjų labai desperatiškas dėl to, kokie yra jo veiksmai Ukrainoje su pasiūlymais, kurie, tiesiog yra juokingi. Jie yra apie visiškai nieką ir tie pasiūlymai, yra be abejo suprantama, kad Ukraina jų nepriims, bet jie vis tiek yra stumiami, nes antiek yra desperacija, kai matoma, kad dalykai yra visai blogai. Ir Trumpas, kaip labai norėjo tos Nobelio taikos premijos, dabar jis iš principo tiesiog ne tik, kad jos neturi, jis dabar bando laikytis visko, ką jisai turi. Ir, sakau, tai šiek tiek tokio pozityvo grįžo iš Amerikos pusės, kad dalykai matome, kad ne tik, kad respublikonai dabar yra pavojingi valstybei, pavojingi kitoms valstybėms, jie iš principo yra visiškai nekompetitingi ir nesugeba išlaikyti savo palaikymo totaliai, nes, dalykai, ką jie daro, tiesiog neveikia. Tai šiek tiek pozityvo už Atlanto yra, ką matome, bet be abejo, dalykai čia šitoj pusėje nėra gerai. Nėra gerai, bet šiandienos gale, kiek mes norėsime sakyti, mes esame nepriklausomi, nuostabus ir save valdantis žmonės. Mūsų politika yra visiems gan stipriai paveikiama, kad ir kultūrinių atžvilgių to, kas vyksta už Atlanto. Visos jų tendencijos atsikartoja, atsišaukia čia. Ir jeigu tokie pozityvūs pokyčiai kaip Trumpo populiarumo kritimas ir taip toliau atsitiktų Amerikoje, Mamdanio precedentas pasikartotų dar keliose valstijose, mums būtų kaip tik geriau, nes pasikartotų ir čia. Tas susitikimas man buvo iš tikrųjų wow. Aš prisimenu, aš ir tai, kai buvo jis tik įvykęs, aš žiūrėjau ir man buvo tiesiog iš tikrųjų šokas. Aš nesu matęs Trumpo tokio. Jis tiesiog atrodo, kad pamatė ir įsimylėjo. Jam tiesiog širdį apėmė. Ir nes aš dalinai pagaunu Trumpo strategiją su šito. Jeigu jis gali... Mamdanis yra tasai anti-Trumpas tipo kaip antikristus yra Kristui. Ta prasme, kad jis nėra totalus atvirkštinumas, jis yra jo ekvivalentas kitai pusiai. Ir su savo ta charizma, su savo ta retorika dirbančiai klasiai ir tam paprastam žmogui, Mamdanis davė Trumpui šansą sukurti raporą vėl su tais. Jo, bet man tiesiog, kad jis antiek viską buvo, atrodo, tiesiog atidavęs, kai jau atviru tekstu jis leidžia Mamdaniui, Trumpas atsiėmė visus žodžius, kuris turėjo apie Mamdanį. Jis sako, tai aš pasakiau, aš buvau neteisingas, jis iš tikrųjų man labai patinka, viskas gerai. Ir Mamdanis nei sekundę nevaro atgal. Jo paklausė, ar pasikeitė jo pozicija, jis sako, mes radom bendrų sutarimų. Jis nepasako, kad jis prarado. Ir tiesiog jį visiškai suvalgė. Man dar buvo juokingas tas momentas, kai paklausė Mamdanio, tai vis dar mano, kad Trumpas fašistas, sako, pažiūrėsim. Ir Trumpas sako, pažiūrėsim, gal ir galėsi pavadinti, kaip čia bus. Tai dar kai iš viso tada, kai jo dar paklausė, ar Trumpas fašistas ir jis pradeda atsakyti ir tada Trumpas už jį atsako, sako, tai bus lengviau, tiesiog sakyk taip. Ir tiesiog jisai atsako taip, ir mane tai iš tikrųjų labai nustebino. Ir Epsteinas. Tai tiesiog visiškai taip pat žudo visą tą populiarumą ir žmonės, sakau, kad turi tokį įsivaizdavimą, kad čia bus dalykai išredaguoti, bet taip dalykai neveikia, kai tu veiki JAV aukščiausiose institucijose. Galima dalykus išbraukyti, bet
arba tada tu išbraukai tiek daug, kad tenais nieko nebelieka ir tada bus visokiausios apeliacijos ir prašymai, arba tu išbrauki taip, kad žmonės viską supranta, kas čia yra išbraukta. Nu, nes jeigu tenais bus, kad tenais blank susitiko su ten nepilnametė, mes visi žinom, kas yra blank, toj vietoje išbraukta. Ir aš manau, kad mes iš to, tai bus didelis smūgis. Labai daug žmonių ir nebūtinai tai net seka partijiniam linijom. Tai bus didelis smūgis tiesiog daugumai. Ekonomikai ypač, kai didelis kiekis korporacijų valdybų ir galvų tiesiog neteks savo karjeros. Tai va dabar labai didelis klausimas, kiek tų žmonių ten bus, kiek mes ten dalykų matysim ir kiek tenais bus išbraukyta visokiausių reikalų. Tiesa. Pusę pasaulio elito realiai čia atmirs. Tai bet greičiausiai mes viso to nepamatysim, labai daug kas tai bus tikrai išbraukyta. Bet šiaip Epšteinas su šituo tokį, kad ir kiek išlikštus jis padaras tai buvo, jis tokį čia gerą dalyką žmonijai padarė. Tipo visus bjauriausius padarus. Į vieną vietą tiesiog. Jo, į vieną vietą. Mano idėja būtų buvę geriau karpet bombint visą tą salą kartu su jais, bet... Man tik tais gaila, kad jis tipo neparašė tiesiog tipo savo listą, žinai. Tipo neparašė savo listą. Va čia mano tipo top 100 pedofilų, kurie yra mano draugai, žinai. Taip. Nes tada jau būtų tipo toks jau visiškas wow, žinai. Tiesiog tipo pilnas sąrašas. Va, šitas šiam 5 vaikai, žinai. Šitas tram 5 vaikai. Šitas tai darė aukštyn kojam. Ja, ir, nu tai žodžiu, Europos politika. Europos politika, okei. Tai iš tikrųjų, Europoje dalykai nėra gerai, bet iš tikrųjų labai įdomus straipsnį, aš nesenai mačiau apie tai, kad telegrafas, jo telegrafas čia buvo įkėlęs straipsnį, kad ir jie sako, greit Jungtinės karalystės ekonomika pralenks Lietuva, kad vienu žodžiu, Jungtinės karalystės ekonomika ant tiek krenta, o mes ant tiek augam. Ant tiek mes esam išaugę, kad pagal visus dalykus greitai bus pralenkta. Bet dalykai iš tikrųjų, Jungtinė karalystė yra labai negerai. Tenais, kiek yra pozityvių dalykų Amerikoje, tenais ant tiek nėra jokio faktiškai pozityvo. Vienintelis pozityvas, kuris atsiranda, tai yra, kai Faražas ir jo partija pykstas tarpusavį, nes, jie faktiškai yra taip pat visiškai nekompetentingi, tai bet koks pas juos susipriešinimas susiformuoja tik atsiradus progą. Mhm. Šiaip man buvo visai juokinga, kaip jie turi tą patį reklamų politinių kampanijų įstatymą kaip ir mes, ribojantį finansus ir reikalaujantį disclosure. Brexito metu buvo kelios kompanijos, kurie buvo Shell companies rusam ir taip toliau, kurios Brexito kampanijos metu tiesiog leido ten multimilijoninės sumas ant Facebooko reklamų, kurios tiesiog totalų melą tiesiog skleidė apie turkus ir taip toliau, ir lenkus, kad prastum Brexitą kuo greičiau ir kuo lengviau, ir tada viskas nuėjo į teismą ir su Anglijos neveikiančia teisinė sistema tos kompanijos laimėjo. Jo, Anglija, ta jų sistema, pirmiausia, ta first past the post, iš viso yra kažkoks absurdas, kur tu ten gali turėti 100,000 balsų ir tu vis tiek turėsi tik vieną žmogų parlamente ir bet tiek kiek institucinių bėdų, pas juos tiesiog jie yra ant tiek mirštanti ir mirus šalis, kad nebuvo jokios tipo
laimės tenais politikoje jau senai. Taip. Kiek ilgai buvo toriai, niekas nėra laimingas, visi yra nusivylę ir jau taip jie yra valdžioj faktiškai vientisai 100 metų ir dabar tik ateina Labouras ir žmonės dar galvoja, labiau. dalykai bus gerai, dalykai dar blogiau. Taip. Ir tiesiog visiškas tas beviltiškumas, ir tada be abejo iškyla visas tos trečiojos partijos tuo pačiu reformų UK, bet ir tuo pačiu iškyla libdemai ir iškyla žalieji. Libdemai žalieji tai visai geri dalykai, kad jie iškyla. Tik kur tai veda klausimas, nes aš matau labai daug ne iš tų pačių libdemų, ten iš džiūgavimo, kad taip mes kylam, bet tas kilimas yra toks labai sąlyginis, kur vis tiek su tokiais skaičiais valdžioje nebūsi, ypatingai su Anglijos visa valdžios sistema, kad ten faktiškai yra tiesiog būna viena partija ir būna taškas. Yeah. Geriausiu atveju būna 2 partijos ir taip yra buvę vienas iki, kiek aš prisimenu. Pas juos visada būna viena partija ir tada aristokratai kaip arbitorius. Ir tiesiog visiškas toks beviltiškumas. Yeah. Prancūzijai taip pat beviltiškumas, jau ten 5 ministras pirmininkas pasišalinęs per labai trumpą laiką, bet čia bendrai pas juos tokia politinė ir visuomeninė sistema, kad visi niekas neveikia ir visi nori pykt, tai visi pyksta, kol pradeda kažkiek veikti. Ir bet Prancūzija... nuo revoliucijos laikų. Tai. Prancūzijos man visą laiką atvejis yra toks, ir aš manau, kad jie yra tiek, aš manau, tam tikrą prasme jie kaip visuomenė yra savi depolitizavę, kur jie labai negyvena daug klausimų. Ir čia jiem buvo, aš manau, kad jie labai iškilo, pavyzdžiui, jiem vienu momentu čia buvo tas Faraitas pas juos labai iškilęs, nes pas juos atsirado klausimas, pas juos migrantai atsirado klausimas ir tada buvo labai karšta. Bet jie, aš manau, kaip visuomenė yra tiek depolitizuota, nes pas juos iš principo, visi kertiniai taškai yra išspręsti savaip. Aš manau, ta prasme, kad jie biškai per gerai gyvena, kad jiem būtų dalykai negerai. Ja. Ir jie klausimai. Visi, sakykime, kas rūpi regionam pas juos yra pagrindai išspręsta, įstatymai gan laisvi daugumą atžvilgių, pom visiems, gali daryti, ką nori, miestuose irgi visiems nelabai kas svarbu, administraciniai reikalai minus patenkinami, identiteto politikos klausimai irgi visiems pom, ką tu darai su savo seksualiniu gyvenimu, su savo lytiniu gyvenimu, visiems religijos viešoj sferai tiesiog nėra. Ja. Tai irgi visiems neįdomu, tai visi pagrindiniai politiniai klausimai, kurie būna visos kitose valstybėse, pas jis tiesiog neegzistuoja. Ja, bet kas įdomiau, man yra Vokietija. Vokietija turėjo visišką, jie buvo visiškam irgi taip pat pačiam sąstingį, kurį ilgą laiką buvo. Ja. Ir dabar dalykai visai skirtingai vyksta reikalai. Ir aš manau, kad pas jūs vyksta politika dabar. Na, visas tas aparatas politinis vėl pasikūrė tada, kai Merkel išėjo iš politikos. Ir dar turėjom tarpinį laikotarpį vis tiek SPD valdžioje ir dalykai nebuvo gerai. Šolcas buvo... Žalova, taip sakant. Bet... Šolcas buvo labai negerai, bet dabar, ką matom, dalykai yra irgi labai apsisukę, labai dabar didelis klausimas. Aš manau, kad labai daug kur, kiek buvo tos baimės apie kraštutinę dešinę, daugumo Europos vietų dabar tai yra labai stipriai nuslūgę. Yeah. Ir aš manau, kad tai yra pagrindinė to priežastis, kad kraštutinė dešinėje, kad ir kokie jie būtų, pirmiausia, kas jie yra, tai yra nekompetentingi. Taip, ir daugumoje vietų
Kraštinė dešinė laimėjo, taip sakant, pas mus laimėjo su Nemuno aušra, pas jūs laimėjo su AFD ir dauguma vietų, kur jie laimėjo, jie iškart parodė savo kompetencijų trūkumą. Tas pats buvo va Nyderlanduose, kaip ir visiškas feilas rinkimuose, kai matom, kad net vienintelis klausimas, kurį jie turėjo, tai buvo migracija, niekas su to nepasikeitė. Niekas su to nepasikeitė, vieninteliai pasikeitimai buvo ES mastų, už kuriuos jie net neatsakingi. Ir dalykai niekas nevyko, nes jokios tada matė, kad tai yra apie nieką. Ir tiesiog labai reikia tikėtis to tokio postumio. Vienintelė vieta, kur Faraitas dar turi tokį footholdą, vėlgi Anglija. Vien dėl to, nes Reform UK kaip egzistenciją turi. Bet jie neturi footholdo pačioj politikoje, nes jų niekas ir nerenka. Jie vieninteliai, bet va tas va yra klausimas, kaip jiem bus, kai jie jau ten bus, nes dabar vieninteliai kurie turi vienintelis žmogus parlamente yra Farage. Kurio darbas, vat čia aš pagiriu Farage'o realiai strategiją visą mind game'ą tokį. Jis suvokia, kad jo average rinkėjų grupė yra antiek maža ir antiek durna, kad jie negebės paskaityti teisinio dokumento teikėjų sąrašą. Ir tada jisai pradeda teikti dokumentus, kurie blogina situaciją klausimais, kuriuos jis atstovauja, kad jis sutrauktų dar daugiau tų durnų žmonių. Jo, ir tada šitie dalykai veikia, kai tu esi opozicijoje, kai tu esi vienas tenais ir žaidi savo žaidimus, bet kai tu esi valdžioje, šitie tu nebegali žaisti. Bus kaip su Žemaitaičiu vėl. Tu turi dalykus daryti, bet va, čia va ir skirtumas, va Žemaitaitis bando dalykus daryti. Ir jam neveikia. Bet jam buvo vienintelis dalykas, kas man labiau gazdina negu kitose šalyse, tai yra, kad yra socdemai, kurie jam duoda mandatą tos dalykus daryti vien dėl savo skaičiaus Seime. Jie duoda jam mandatą ir jisai dalykus gali veikti ir jisai gali diktuoti politiką, taip pat kaip jis ją diktavo opozicijoje, jisai gali tą pačią poziciją užimti valdžioje. Ir čia yra visiškas, aš manau, feilas iš socdemų pozicijos, nes jie turi masyvų mandatą. Jei tik jiem būtų noro, jie galėtų eiti ir sakyti, okei, bet Žemaitaiti, tu gali čia būti, bet mums reikia, kad tu darytum dalykus, tu veiktum mūsų klausimais ir mums reikia iš tavęs, kad tu nesielgtum taip, kaip tu elgies. Ir jie to neprašo. Jie nežaidžia žaidimą, jie tiesiog sėdi tenais ir gesina ugnis. Nes jų vėlgi socdemai yra mero sąskridis ir jų tikslas nėra, jiems neįdomus yra realios politiniai klausimai, jiems yra tik administraciniai reikalai įdomus ir kol Žemaitaitis stumia durą, administraciniai klausimai niekad nebus prioritete, tai jiems tiesiog dabar yra neįdomu. Ir jie nebeturi tų žaidėjų, ir jie nebeturi to šumo tam žaidimui, jie nežaidžia to viso politinio žaidimo ir tiesiog gyvena toliau. Ir pas mus vat įdomus tas atvejis su ta kraštutinė dešinė yra nacionalinis susivienijimas, kur irgi taip pat jau dalykai atrodė, kad gal pas juos vyksta pirmas iki gauna žmogų Seime ir partija suskyla. Jo, vos nelikviduoja save. Dvi skirtingos partijos iš karto atsiranda du skirtingi blokai, visiškai nekenčia viens kito. Taip, nes vienas nori toliau atstovauti nacius, kitas nori atstovauti realią dešinę, o ne centro dešinę, kurios realiai niekas ir neatstovauja Lietuvoje, nes pagrindinės partijos yra centro dešinė su konservais ir liberalais arba centro kairė su socdemais ir dalinai Nemuno aušra tais valstiečiais. Bet man visą laiką tas nacionalinis susivienimas, susiskaldymas, man jie abudu iš principo yra tipo visiškas
net, politinis lavonas net nenusako, ant kiek žmogus yra nebe pozicijoje daryti dalykus. Gal grįž prie Meu review. Ne, aš apie Radžvilą. Radžvilas dar blogiau. Sakau, kad tipo, jau tai nebėra tipo politinis lavonas, tai yra beveik lavonas. Jis fiziškai beveik lavonas. Ką mes šnekam, žmogus mus paina. Ir tada turim Sinicą, kur jis atėjo ir jis per greit numetė kaukę. Aš manau, kad jis per greit numetė kaukę ir aš manau, kad čia jo buvo feilas, jisai atėjo ir žmonėm patiko, ką jisai šnekėjo, nes jisai save tai prezentavo, kad aš čia būsiu dešinė, aš čia būsiu kaip konservatoriai, tik tais aš būsiu ne toks liberalus kaip jie, man čia svarbu migracija panašiai. Ir kaip ir visi tokie sužiūro, Ir tada per greit kaukė nukrito. Balsavimas, tas pat balsavimas dabar nesenai prieš LRT. Jeigu būtų išlaikęs tą savo to everyman charakterį, kurį TikTok'e ypač reprezentavo, jis būtų laisvai atlaikęs visą šitą ir gal net iškovojęs nacionalinių susivienimų daugiau negu vieną mandatą kitose rinkimuose. Ir aš dabar tiesiog, netikiu to, nes jis nebetapo pylas ir aš manau, kad jam tipo yra pasipriešinimas per didelis, nes aš manau, kad yra žmonių, kurie bando užimti tą patį nišą kaip jis, tas pats Kasčiūnas, ir jie tai daro 100 sykių geriau. Sigma Kasčiūnas veikia. Aš nemanau, kad Sigma Sinica veikia. Neveikia, jis per daug soikakas, bet... Bet čia yra momentas, kur aš manau, kad jisai negali gauti tos alfa energijos taip, kaip gali. Jisai negaus, jo... nenoriu stumti žmogaus, bet, jo genetika tiesiog neleidžia tam. Aš nežinau, man tiesiog nesidaro editas, kad ir ką jis darytų, kad ir kaip jis save reprezentuotų, tai neveiks. Jo, ir aš tiesiog nematau jam. Aš manau, kad iš tikrųjų fundamentaliai jam problema yra baltalietuvis, kur aš manau, kad kadangi jis yra visiškai, jo visas identitetas viešumoje yra susijęs su baltalietuviu, pilnai. Tu negali jo priimti tokį kaip rimtas vyras, rimtas vyras. Kiekvieną kartą pagalvoji apie Sinicą, tu pagalvoji apie mėlynių Meu. Sveiki visi. Atsakysiu video formatu. Ir jam čia yra tiesiog neveikiantis dalykas. Ir dar kai viešoji žurnalistika lynina į tą baltalietuvių komparisiną, kaip pavyzdžiui per rinkimų debatus Tapinas jam Meu padavė bankę. Tai taip, jo charakteris yra nebeatitaisomas viešoj aky. Tai jam reiktų arba lyninti pilnai į tą prikolną, bet tada politikai karjeros nebeturi. Arba pilnai lyninti naciją ir būtų tyriama mestuta. Aš tiesiog nebematau jam nišo ir jiem tiesiog yra per daug pasipriešinimo šito atžvilgiu. Tai va, aš manau, mes iškalbėjom, kiek mes čia iškalbėjom. Čia jau buvo daug kas aptarta. Tikėkimės, dar turėsim nacionalinį transliuotoją. Tikėkimės, iki kito epizodo mes dar turėsim nacionalinį transliuotoją. Tiek. Ir tokį, kuris yra veikiantis, ne valdomas, neaiškių asmenų ir visokiausių kitų blogybių. Taip. Gal su kažkokiais magiškais ritualais paeis išlaikyti jiems savo nepriklausomybę. Taip. O
daugiau, tai tik tais tikimės įrašyti kitą įrašą ne už labai daug laiko. Taip. Greitai. Nežinau, ar šitą dėsiu į Final Editą, bet Aš manau, kad dėsim. Ir aš manau, kad aš dabar sakau, per mėnesį laiko, kad kažkas dar bus. iki sueigos bandom. Iki sueigos tikrai bus dar vienas, aš manau, bent vienas. Pasižadam viešai auditorijai. Ką padarysime, jei ne? Reikia kažką padaryti, jei ne. Jeigu ne, kitam epizode ką žinau. Jeigu ne, tas čiūvas dar kaklaraiščių nesuvalgė. Davai suvalgom kaklaraiščius. Aš nenoriu suvalgyti kaklaraiščių. Jeigu ne, kitam epizode padarysim miau review. Niekas nežiūrės. Nesvarbu, vis tiek padarysim miau review. Aš kaklaraiščių tai tikrai neėsiu. Idėja. Kitą epizodą darom katedros aikštėj tiesiog triukės. Sustriukiam, bus šalta. Nu gerai, jeigu neišleisim kitą epizodą, darysim katedros aikštėj, kur bus šalta. Taip, apsnigę. Nes jau bus sausis. Nes jau bus sausis. O gal net vasaris, jeigu praleisim, tai Ne. toks pasižadėjimas viešas. Čia braškis. Pasižiūrėjimas.